Sveiki visi, šitas video bus kiek improvizacinio charakterio, kaip matote, su biški atitolęs nuo stalo, sėdžiu ne per centrą, todėl mikrofoną laikysiu rankoje. O čia esu paruošęs tokią improvizacinę tokį laikiklį, kur klyjuosiu lapus su schemom. Tai kaip jau sakiau, šiandien paišysiu daug schemų ir paaiškinsiu, kokius jausmus išgyvena viena ar kita mergina, kai jūs ją ignoruojat. Jeigu moteris jūs paliko ar iššaukė rimtą konfliktą, absoliutus ignoras dažnai tampa vienintelė išeitimi. Įsitikinęs, kad žiūrėdami šitą video jūs atpažinsit ir savo situacijas, moters psichotipą. Mes nagrinėsim skirtingus scenarijus, prie kurių reikia pradėti ignorą ir galėsit suprognozuoti, kada viena ar kita moteris pati išeis su jumis į kontaktą. Ir kada jau reikėtų jai atrašyti, ten atsakyti į skambutį ar susitikti gyvai. Taigi, ką jaučia moteris ignoro metu? Kokia yra jos emocinės būsenos dinamika? S tai pas mus yra skyrybos, tai ignoro pradžia, o P tai atitinkamai ignoro pabaiga, tas emocinis pikas. Toliau mes turim E raidę, tai yra moters emocijos. Ir įsivaizduokim, kad ji jaučia tau visišką apatiją, tai vat yra tokia linija. Ignore nieko nevyksta. Kaip įprastai vyrai įsivaizduoja ignoro procesą? Geriausiu atveju jiems atrodo, kad tai toks tolygus tavo reikšmės kilimas. Matote, ne? Jie bando suskaičiuoti visus moters baksnojimus, sakykim, čia, kurie proceso metu atsiranda. Ir pagal tai bando suprasti, kaip greitai moteris iš ignorų išeis. O jeigu ji netyčia tyli, arba dar blogiau užsiregistravo dating appsuose, reiškia, nieko nevyksta, ignoras neveikia ir vyrai galvoja, kad situacija atrodo daugmaž taip. Iš tikrųjų, tai visada yra kreivė. To aš jums parodysiu, kaip jie atrodo. Taigi, ignoro kreivė, jinai atrodo daugmaž taip. Ji visada yra banguota ir kylanti į viršų. Ir čia mes gaunam emocinį piką, tai situacija, kada išeina iš ignoro. Ir mes turim suprasti, kad tie pikai, tos bangų viršūnėlės, jos yra situacijos, kada mergina pradeda jūs baksnuoti. Ji šiek tiek jūsų pasiilgsta, gali jums ten žinutę parašyti. Momentuose, kai ją atleidžia, štai čia. Taip, tai gali būti registracija dating appse. Tai gali būti, kad ji susirado kažkokį forumą internete, perskaitė, kad išsiskyrimas yra progresas, kad visa tai tik į gerą, į naudą ir pabandė kažkaip save perprogramuoti. Bet tai daryti su laiku, jei bus tik sunkiau ir sunkiau. Ir iš tikrųjų aš šiek tiek netaip nupiešiau, tie emociniai pikai, tie pikai į apačią, sakykim, jie bus tik mažesni ir mažesni su laiku, o pikai į viršų bus tik ryškesni. Ir žinot, kaip dar vyrai dažnai fantazuoja, kad tarsi pradžiai jai yra tiesiog nusispjaut, čia, ir tada staiga vienu metu, ir jinai reiškia tavęs pasiilgo ir jau nori grįžti atgal. Bet taip irgi niekada nevyksta, taip nebūna. Dabar pakalbėkim apie tai, kas vyksta tose situacijose, kai mergina susirado naują vaikiną. Kokia čia bus ignoro dinamika? Skirtumas toks, kad pradžioje jai bus visiškai nusispjaut. Arba beveik nusispjaut. Čia viskas eis lygiai. Po to atsiras pikai, bet jie bus tokie minimalų pikai. Ir žinot, ką moteris tuo metu galvoja? Čia ateina toks palyginimo etapas. Ta momente, kada moteris nusivilia partneryje, išeina, ji jau viską nuvertino. Tavyje ji mato vienus minusus, o ten pas kitą ji mato vienus pliusus. Arti dar neprisilietė, nepačiupinėjo. Praeina laikas ir ji pradeda pastebėti minusus ten. O negatyvas, kaip jau minėjau praeitame epizode, visas išgaruoja. Ir ji prisimena tik tuos momentus, kada su tavim buvo faina. Ir tai duoda tokią lengvą nostalgiją. Bet iš esmės ji vis dar pilnai naujose santykiuose. Ir tai gali daugmaž vienam lygmenį ir tęstis. Ir kada jau nauji santykiai pradeda gesti, atsiranda konfliktai, įvyksta skyrybos, dar kažkas, nesvarbu, kas ką palieka, ten kaip taisyklė eina jau toks staigus pakilimas į viršų. Staigiai tai įvyksta ir eina jau link ignoro pabaigos.
Pagal savo statistiką galiu tai pasakyti, kad kažkur 70% situacijų nuo to momento, kada pasibaigia nauji santykiai, lūkesčiai nebuvo išpildyti, iki to momento jau intensyvaus kilimo ir išėjimo iš ignoro praeina kažkur 1,5, 2, 4 mėnesiai. Kažkur šitam diapazone. Tiesiog, kad jūs suprastumėt, kaip tai veikia. O dabar mes pakalbėsim apie ignorų scenarijus. Aš čia išskiriu vos 3. Tai yra ignoras santykių viduje, reaktyvinis ignoras ir prailgintas ignoras. Pradėkim nuo pirmo varianto – ignoras santykių viduje. Kaip ilgai jis gali trukti? Nuo 5 minučių iki 4 dienų. Ką reiškia, jeigu moteris nesusitaikė su tavim per 4 dienas? Tai reiškia, kad ji buvo pasiruošus skyryboms. Tai reiškia, kad jos būtinai, vienaip ar kitaip, būtų įvykusios. Tai buvo tik laiko klausimas. Ir tu per gerai galvoji apie savo reikšmę jai. Greitų metu ji ir pati būtų tave palikus. Kada moteris jaučia grėsmę ir baimę prarasti, ji taikosi greitai. Aš net pridurčiau, kad 3-4 dienos čia yra labai reti, kraštutiniai atvejai. Ta pačią dieną ar kitą, jeigu jis su tavim nesusitaikė, po to, kai tu pradėjai ją ignoruoti, ji jau yra pasiruošus skirtis. Antras variantas – tai reaktyvinis ignoras situacijoje, kada santykiai užsibaigia. Kodėl vienu atveju ignoras praeina greitai, o kitu atveju, aš net sakyčiau, dauguma istorijų, kada ignoras tampa prailgintas. Viskas priklauso nuo to, kokias emocijas jį išgyvens ignoro pradžioje. Ar iš karto jį pasėda ant emocinio kabliuko, ar kiek vėliau. Ir čia yra labai daug faktorių ir priežasčių, nuo ko tai priklauso. Jų tiek daug, kad bandyti apskaičiuoti, jeigu atvirai, didelės prasmės neturi. Bet aš galiu įvardinti keletą. Tai priklauso nuo kiekio sukaupto negatyvo. Tai yra susidomėjimo lygis momente. Nes kartais moteris išeina, kada, jie jau blogai yra nuo vyro. O kartais tiesiog interesas apmažėja ir jūs ten apsipykot. Kiek kartų jūs skyrėtės ir taikėtės? Tai pirmas jūsų skyrybos. Ar tai jau pasikartojanti praktika? Jeigu jūs skyrėtės jau 3 kartus ir tada vėl taikėtės, savaime aišku, kad ji bus mažiau paveikia ignoro. Nuo moters psichotipo tai priklauso, nuo tavo objektyvios vertės. Jeigu jai sunku surasti momente pagal objektyvę vertę prilygstantį tau partnerį, čia priklauso ir nuo subjektyvių pojūčių, žinoma, ji bandys kažkaip laikyti tave arčiau. Reiškia, bus prieinamesnė ir paveiklesnė. Žodžiu, aš galiu ilgai apie tai kalbėti, bet tai jokios prasmės, jeigu atvirai neturi. Tiesiog konstatuokim faktą, kad yra toks supratimas kaip reaktyvinis ignoras. Čia situacija, kada mergina iš karto pradeda jausti emocijas. Kaip matom, čia yra reaktyvinio ignoro pavyzdys. Iš karto nuo ignoro pradžios eina kreivė ir jinai kyla iki pat pabaigos. Kokia trukmė turi būti ignoro, kad mes galėtume jį pavadinti greitu reaktyviniu ignoru? Iki 5 mėnesių. Mergina išeina iš ignoro per 5 mėnesius. Ryškus baksnojimai prasideda po 3 mėnesių. Kažkur čia. Ir atitinkamai išėjimas. Bet mes su jumis visų pirma turim pakalbėti apie prailgintą ignorą. Nes didžioji dalis istorijų, kada ignoras trunka daugiau nei pusę metų. Ir svarbu pasakyti, kad tikimybė moters išėjimo nemažesnė nei prie greito scenarijaus. Buvo tokių istorijų, kada aš iš karto sakiau vyrui, klausyk, aš užtikrintas, kad jinai tavo atveju iš ignoro išeis. Bet tai bus prailgintas ignoras. Ir taip beveik visada mano prognozės, taip sakykime, išsipildydavo. Kodėl daugeliu atveju viskas vyksta pagal prailginto ignoro scenarijų? Esmė tame, kad tu labai stipriai demonstravai moteriai, kad ji tau labai svarbi ir tu be jos negali. Arba tiesiog labai ilgai tą darai ir leidai jai pasijaust svarbiausių tavo gyvenimo trofėjų. Jei tai jau žinai visai pabodo ir tu ją, kaip sakant, prisotinai. Arba buvo kažkoks negatyvas santykių pabaigoje. Moteris ir pati jį sukuria savo galvoj, kad išeiti ir dėl to nesigailėt. Bet ir vyrai dažnai joms su tuo padeda. Todėl, kas vyks pirmus ten kažkiek mėnesių,
Teisingai. Nieko. Ir mes turim čia žymę, sakykime, 5 mėnesių. Va. Kodėl 5? Todėl, kad daugumoje atveju, kad visas negatyvas išnyktų, mums reikia nuo mėnesio iki 5. Jeigu tu niekaip nekontaktuosi su moterimi, 97% atveju, tai būtent taip ir suveiks. Paskui gali būti neutralumas, abejingumas, bet ne pyktis. Jeigu bent kartą vyras bandė šnekėtis, atsiprašinėjo ir kitaip bandė eiti į kontaktą, čia jau taip nesuveiks. Todėl svarbu ignorą tęsti ir nepasiduoti pagundų. Tai va, čia nieko nevyksta. Taigi, kas vyksta toliau? Kai visas negatyvas dingo, ar tu jau sukūrei potencialą, kad apie tave būtų prisiminimai? Pozityvūs prisiminimai, kas irgi svarbu. Žinoma. Net jeigu tai pauzė, tai irgi turi potencialą. Kas toliau vyksta? Ašgi prieš tai ir pas moteris apie tai klausinėdavau. Ten ir darbo metu, ir ne tik. Ką būtent jos jausdavo tuo metu, kai jas ignoruodavo vyrai? Ką moteris man yra pasakojusios? Jos sakė daugmaž taip. Ten normaliai gyvenau, iš vis apie jį nepagalvodavau, neprisimindavau. Bet vienu metu netyčia užėjau į profilį arba ten kažkokia asociacija išdygo. Čia moteris kalbėjo, kad triggeris galėjo būti, skirtingas. Bet vieną dieną jai kyla mintis apie tave. Ir prasidėjo nuo tos minutės kaupiamasis efektas. Kreivė. Va čia kažkur, sakykime, ta mintis atsirado ir prasideda minčių kaupimasis. Ir žinai, ką svarbu turėti omeny? Tu nežinai, kada tas kaupimasis jau prasidėjo. Tu to nesužinosi. Galimai, kiek vėlesnėse stadijose, ji pradės tave boksnuoti. Va čia. O gal ir nepradės? Kietas klausimas. Ar veiks ignoras, jeigu pas jūs nebuvo pilnaverčių santykių? Atsakymas – taip. Bet čia yra viena specifika. Mes visas istorijas galim padalinti grubiai į 2 kategorijas. Pirma, rečiau pasitaikanti. Čia kada buvo ryškus pradinis interesas. Ten susirašinėjimuose, galbūt jūs telefonu pakalbėjot ir dar net nesimatėt. Gal ten susitikot porą kartų. Ir jeigu tu pradedi ignorą, pradinis, bazinis interesas buvo. Sakykim, tu pradedi ignorą, nes ji probleminė moteris ir kažkaip ten netai pasielgia. Iš karto pagavai ją darant šlikštynę ir nurežiai. Beveik visada išėjimas iš ignoro bus. Kažkada tai bus iš karto. Kažkada po mėnesio. Čia net nebūtina turėti pilnaverčių santykių. Ir aš taip esu daręs, ir klientai, bet daugumoje atveju, kada pas mane kreipiasi, ten kitokia situacija. Ten ignoras yra neišvengiama būtinybė. Tai situacija, kada vyras jau pastatė save į tokią poziciją, kai jis labai stipriai yra priklausomas nuo tos moters. Visus ten momentus signalus praleido, nieko nedarė, stabdė. Ir tai jau kitokios aplinkybės. Pasiekti čia P raidę emocinį piką moteris nesugebės. Ir tikėtis to neverta. Čia dinamika bus maždaug tokia. Praėjus laikui, jos mintis ir tavo įvaizdis pradės keistis. Va čia, pradžia. Bet tai bus plius minus tam pačiam lygmenį. Jeigu pradžioje ji tau nejautė nieko, kad, čia kai suprato, kad jausmų tau neturi, tu jai jokių emocijų nekeli. Tai tuo metu, kada tu pradedi ignorą, štai čia, ir praeina keli mėnesiai, čia kažkur nuo 2 iki 8 mėnesių dažniausiai būna, o gali ir dar ilgiau. Čia jau tu turi čia daug naudingesnės aplinkybės, kad užmegzti su ja kontaktą, negu pradžiai. Ir aš net galiu tave nustebinti. Jeigu įsivaizduot, kad pradžiai ji turėjo susidomėjimą tavim, sakykim čia, ne? Pradžiai buvo šiek tiek susidomėjus, bet su laiku jis krito žemyn. Tai tavo pozicija, tikėtina, bus net geresnė negu kad buvo pradžioje. Štai čia. Jim bus geresnė negu pradžioje. Ypač, jeigu šitam periode moteris tau parašė ir tu jai nieko neatsakei, tavo šansai bus žymiai didesni negu pradžioje. Žymiai. Netgi taip pasakysiu. Jei tu jai pats parašytum šitoj vietoj, pats parašiai, šansas to, kad jį eis su tavimi kontaktą, bus daug didesnis.
Ar aš siūlau tai daryti? Ne. Tai labai individualu. Jeigu tu žiūri į tai kaip į procesą šiokio tokio žaidimo, kažkokį sportą, tai gali padaryti. Bet jeigu jauti bent kruopelytę to, kad jį tau labai rūpi, labai svarbi, jokių būdų. Bet ką esu aš daręs prieš 3-4 metus? Čia juk pikai, jie vis tiek yra, nors ir labai maži. Dažniausiai čia tiesiog jį gali uždėti tau laiką. Ir aš turėjau tokių istorijų, kada skirtingais bendravimo etapais aš galėjau tiesiog moterį į ignorą padėti. Ir aš fiksuodavau tuos momentus, pikus. O, priminimas. Ir aš žinojau, kad dabar ji labai lengvai eis į kontaktą. Jeigu aš norėčiau, tai aš galėčiau sušvilpti ir jie atvažiuotų. Aišku, reiktų ten šiek tiek pabendrauti, Ana. Viskas. Mano atžvilgiu, tai toks universaliausias būdas. Dabar aš pabandysiu duoti jums orientyrą, transkripciją, baksnojimų, kuriuos moteris labai dažnai daro ignoro metu. Baksnojimai tai yra moters emocijų pikai mūsų ignoro kreivėje. Štai šitos vietos. Kada ignoro metu moteris gali pasveikinti tave su gimtadieniu, uždėti laiką, įsikelti seną nuotrauką su tavim ir panašiai. Tai yra būdai atkreipti tavo dėmesį. Ji jau tavęs pasiilgo, bet išeiti su jai į kontaktą tokiais momentais neverta. Ji turi pilnai praeiti visus ignoro etapus ir pati išeiti iš ignoro. Aš papasakosiu jums, kokie baksnojimai būna ir ką jie reiškia. Bet prieš pradedant apie tai pasakot, noriu paaiškinti. Mes ne visada galim tai suprasti. Paimkim standartinę banguotą kreivę. Ir išeina taip, kad ji gali uždėti tau laiką kaip pradžioje ignoro, taip ir pabaigoje. O gali iš vis tau nieko neparašyti. Tai irgi įmanoma. Man iš karto noris tai paminėti, nes ne visi yra informuoti. Kai kurie tik dabar žiūri pirmą video ir girdi apie kažkokius tai ten baksnojimus. Visus čia moteris baksnoja, o manęs reiškia nebaksnoja. Pas mane pati daugmaž kas trečias ignoras buvo iš esmės be baksnojimų. Ten buvo tiesiog pradžia ignoro, ten kažkokia reakcija ir beveik iškart pabaiga. Todėl, kai pamatot kažkokį baksnojimą, iš pirmo žvilgsnio nereikšminga. Mums atrodo, kad uždėt laiką, tai čia kažkokia pradinė stadija. Ne, tai mums byloja tik apie tai, kad procesas jau paleistas. Švytuoklė jau sviruot pradėjo, štai nuo šito momento. O jeigu jis sviruoja, tai reiškia, kad rezultatas bus. Taip, dabar mes pakalbėsim apie ignoro stadijas, apie moters emocinę būklę, kaip ji išgyvena kiekvieną iš tų stadijų ir kokių baksnojimų iš moters jūs galite sulaukti ignoro metu. Kanale aš išskiriu pagrindę 3 ignoro stadijas, tiesiog bandant supaprastinti visą šitą procesą, bet iš tikrųjų jų yra 6. Ir kadangi mes jau detaliai narpliojam šią temą, tai apie visas jas ir pašnekėsim. Pirma tai yra nuostaba ir abejaiškumas. Pagrinde tai nuo pirmos stadijos reakcijos ir priklausys, ar viskas eis pagal greito, reaktyvinio ignoro scenarijų, ar prailginto. Taigi, jeigu moteriai prasideda panika, ji pradeda tau skambinėti, rašinėti, tai potenciale gali būti greitas ignoras. Ne faktas, bet tokia galimybė egzistuoja. O jeigu mes kalbam apie didžiąją dalį istorijų, tai jos dažniausiai niekas negazdina ir pačioj pirmoj stadijoje jai tiesiog yra nusispjauta. Mes tiesiog pradėjom ignorą ir tuom jį pasibaigė. Antra ignoro stadija, tai aš ją pavadinau eikšikt, tai situacija, kada moteris faktiškai dar net nepradėjo ant tavęs pykti. Tai labiau toks lengvas atstumiantis santykis iš viršaus. Jį įsitikinus tom, kad bendravimas su jie tau yra daug svarbesnis nei jai bendravimas su tavim. Jį įsitikinus, kad tau daug daugiau reikia šitų santykių negu jai. Jį įsitikinus tom, kad ji gali neskirti tau dėmesio ir būtent tu dėl to kentiesi, o ne ji. Kartais tai eina kartu su kažkokiais veiksmais ignoro pradžioje. Jau šitoj stadijoje ji gali pasistengti pabrėžti, kad mes išsiskiriam. Ji gali bandyti kažkaip sarkastiškai, taip iš viršaus su tavim bendrauti. Pas mane, pavyzdžiui, buvo atvejis, kad moteris
Tai buvo vos keli susitikimai. Ir tada aš pradedu ignorą ir ji pradeda man rašyti, kas per vaikų darželis ir panašiai. Iš tiesų tai bandymas išjuokti tavo poziciją. Pabandyti sukurti kažkokį diskomfortą, priversti vyrą abejoti savo sprendimu. Ir panašiai. Ji po to sėkmingai iš ignoro išėjo. Todėl antroji stadijoje, kaip taisyklė, dažniausiai tai visiškai tyla. Nieko nevyksta. Ji tik tai apie tai galvoja. Pas kiekvieną iš jūsų moteris ignoro metu išgyveno šitą antrą stadiją. Ji įsitikinus tame, kad tu pats pas ją atšliauži. Arba ji gali kažko ten tavęs paklausti, kad reikia ten kažką paimti, pakrovėję, arba pasikartosiu, pabrėžti, kad mes su tavim išsiskiriam visiems laikams. Nes ji yra įsitikinusi, kad tau labai labai baisu. Eina laikas ir pasiekėm trečią stadiją, tai pykčio stadija. Ir tuo momentu ji pradeda jausti tokią pradinę nostalgiją. Bet ji pyksta žinai ant ko? Ant to, kad ji negali tavęs kontroliuoti. Taigi pykčio fazė, trečia ignoro fazė, prasideda tuo momentu, kada negatyvas jau išėjo. Jums gali kilti klausimas, kaip tai iš vis įmanoma? Iš vienos pusės ji pyksta, o iš kitos pusės negatyvas išėjo. Tai skirtingos emocijos, kurios turi skirtingą pagrindą. Kaip negatyvą mes skaitom kažkokius nemalonius įspūdžius, kurie priveda prie visiško jausmų užgesimo. O šitas pyktis, iš tikrųjų tai jau yra paremtas jos neabejingumu. Ir kyla jis iš to, kad tu jai nepaklūsti, nors turėtum. Vėlgi, jeigu mes kalbam apie baksnojimus, tai dažniausiai šitoj stadijoje jų nebūna. Arba jie gali kelti visokius linksmus torius, laimingas nuotraukas, atostogos ten, arba vėl parašyti tau, kad nori atsiimti ten kažkokį daiktą, megztinį ir panašiai. Daug baksnojimų čia nebūna. Ketvirta stadija – all in. Tai jau situacija, kada švytuoklė jau įsisiubavo pakankamai stipriai ir čia jau viskas priklauso nuo moters psichotipo. Yra moteris, kurios gali tau vos ne įžeidimus pradėti rašyti, provokuoti tam pavydą ir visai bandyti demonstruoti tam tikrą agresiją. Ten trintavi iš draugų, blokuoti ir panašiai. Žodžiu, ji vieną dieną gali kažkaip pozityviai tave bakstelti, o kitą dieną pasakyti, kad klausyk, aš tau daugiau niekada gyvenime neparašysiu. Kodėl all in? Todėl, kad būtent šitoj stadijai, jeigu moteris yra stipriai probleminė, ji gali pabandyti nukreipti savo dėmesį. Tai yra būdas užsiregistruoti dating appsą ir taip toliau, gal į klubą nueiti. Tai toks aiškaus emocinio nestabilumo periodas. Jau sekantis etapas yra dėrybos. Tai situacija, kada moteris pajautė, kad suduot per užpakaliuką nepavyks ir tai, kad vyras į tai jau nekaip nesureaguos. Ir būtent penktoje fazėje ji gali pasistengti suimituoti išėjimą iš ignoro. Pavyzdžiui, jei pasidarė liūdna ir vienas tokių populiariausių moters baksnojimų, tai kada moteris tau parašo, aš tavęs labai pasiilgau. Arba, mes abu buvom neteisūs. Supranti, ne? Ji bando dėrėtis dėl to, kad jūs tiesiog susitaikytumėt. Tarsi nieko ir nebūtų įvykę. Ji nori išvengti kažkokios atsakomybės, bausmės už savo poelgį ir ji puikiai supranta. Gal nesuvokia, bet jaučia. Jaučia tai tikrai. Kad jeigu tu tam pasiduosi, reiškia tu lochas. Kodėl lochas? Tave galima mest, palikti ir viskas. Užsinorėt tik tai pirštuvą pajudint, pakviesti ir vyras atgal atbėgs. Ir dėja, vyrai to tarsi nepastebi ignoro metu. Jam atrodo, kad pasiilgo, bėga atgal. Jam tai atrodo pilnai natūralu, ne? Juk meloji pasakė, kad pasiilgo. Toj pačioj fazėje gali būti bet kokie žodžiai apie susitaikymą, bet kas labai svarbu, gailesčio nėra. Čia gali netgi kalba eiti apie susitikimą, bet gailesčio nėra. Gali būti, kad ji atvažiuos pas tave namo. Taip yra buvę. Moteris atvažiuoja pas tave namo, bet neatsiprašinėja. Paskambino į duris, pradėjo kalbėti apie visokius niekus, randa tam kažkokią priežastį. Arba tiesiog apsimeta, kad tarsi nieko nebūtų buvę. Tai irgi yra dėrybų elementas. Mūsų tai visai neturėtų dominti. Jeigu jums netyčia atsitiko taip, kad ji netikėtai jūs pagavo,
Tiesiog pasakykit, klausyk, arba tiesiog kuo greičiau užbaig pokalbį, kad ten aš dabar užsiėmęs, arba man reikia išvažiuoti, arba aš nepasiruošęs dabar apie tai kalbėti, arba dabar jau nelaikas, arba per vėlų, ką nori, tą ir pasakyk. Trumpai, be jokių paaiškinimų, tiesiog užbaigi tą dialogą, viskas. Ignoras tęsis toliau. Ir 6 stadija, tai jau pats moters išėjimas iš ignoro. Mes puikiai suprantam, kad kiekvienai stadijai yra reikalingas laikas. Ir visiems įdomu, kaip ilgai gali trukti viena ar kita stadija. Visa tai, jeigu atvirai, yra labai individualu. Jeigu jūs gaunat bakstelėjimą, tarkim, o kaip tu laikaisi? Jūs galit gauti jį ir po 3 mėnesių. Iš tikrųjų, tai reiškia, kad ji vis dar pirmoji stadijoje. Ji galvojo, kad tu vis dar esi pririštas prie pavadėlio, kurį galima tik tai truktelt ir reiškia, kad tu perbėgsi atgal. Taip irgi būna. Iš tikrųjų, pirma stadija, ji gali būti labai užtesta. Yra istorijų, kada pusę metų truko pirma fazė – abejingumas. Paskui greitai praeina visos kitos stadijos. Taip irgi yra buvę. Būna taip, kad moteris užsilieka pykčio fazėje. Tas jausmas, eina jisai šikt, jis dažniausiai netrunka labai ilgai. Jis turi kažkom būti papildomas pastoviai. Kada tu nedemonstruoji merginai bent kažkokio susidomėjimo, tai ji pradeda pykti. Pereina į kitą fazę. Todėl antra stadija ilgai netrunka. Čia maksimum 3 mėnesiai, jeigu vertint pagal praktiką. Jeigu šnekėt apie 3, 4 stadiją, tai jas galima ir apjungti iš tikrųjų. Ypač tais atvejais, kada moteris nėra emociškai stabili, ji irgi gali trukti kelis mėnesius. Tai ganėtinai natūralus etapas. Iš esmės dažniausiai pati ilgiausia stadija yra arba 1, arba 3, 4, 5. Kada ji nenori atsiprašinėti ir palaipsniui konservuojasi, kad po to visgi išjausti tą kalties jausmą, suprasti, ką ji turi padaryti, o ji puikiai žino, moteris puikiai apie tai žino. Vyrai irgi mane dažnai stebina rašydami, kad o kas jie ten man parašys, o aš, reiškia, neperskaitysiu, nepamatysiu, todėl ji manęs ir neatsiprašys. Ta prasme. Tu manai, kad ji antiek kvaila yra. Tu galvoji, kad ji tiesiog nesupranta, žinot, jaučia tau kažką, bet nesupranta, ką reikia tau pasakyti, ne? Kvailutė tokia. Ne. Vpadlų. Sąlygos reikalingos tam, kad jie taip pat reaguotų. O iki to momento ji galvoja, kad tu esi lochas, kuris to nenusipelnė. Patikėk, moteris kur kas sąmoningesnė nei tau gali pasirodyti. Dabar noriu keliais žodžiais papasakoti apie provokacijas ignoro metu. Ar verta jas naudoti? Mano koncepcija nuo pat veiklos atsiradimo nesikeitė. Iki šiol. Aš pakeičiau savo požiūrį tik į vieną detalę. Ar verta provokuoti moterį ignoro metu? Kuom tai iš vis yra paremta? Pradžioje aš visgi turėjau tokią sąlyginai mažą praktiką. Ir aš visų pirma vertinau situacijas pagal save, pagal savo pažįstamus ir draugus. Ir aš prisimenu, kaip buvo anksčiau. Sukūrei provokaciją ir pamiršai. Tau nesvarbu. Tai buvo toks žaidimas kažkoks. Bet kada jau pradėjau dirbti su žmonėm, nepažįstamais, aš pastebėjau, kad didžioji dalis jau turi visiškai kitą požiūrį į tai. Jiem tai neleidžia uždaryti to klausimo. Tai priverčia juos laukti, galvoti apie tai. Ką dar galima padaryti? O jeigu jis sukūrė provokaciją, tai laukia. Neatsakė. Reiškia, jai nusispjaut. Žodžiu, esmė tame, kad greičiausiai su tokiu požiūriu tos provokacijos tau tik tai pakenks. Bet, kad jūs suprastumėte, aš žinau, kad jums tai įdomu, aš papasakosiu, kokią funkciją provokacija apskritai gali atlikti absoliučiam ignore. Ir mes vėlgi čia turim kreivę. Va, žiūrėkit, pradžia. Švytuoklė pasileido nuo šito momento. Kodėl aš visada sakiau, kad jokių provokacijų tikrai nereikia pradžioje? Todėl, kad iki tos švytuoklės pradžios nieko nevyksta. Provokuok, neprovokuok, iki to laiko, kada švytuoklė nepradės judėti, moteris niekaip į tavo provokacijas nereaguos. Kada vyras kiekvieną ten savaitę ar kas antrą bando keisti nuotraukas, kažką ten demonstruoti, tai jis tą daro be reikalo. Todėl aš visada sakiau, kad galimai yra prasminga
minimum po 3 mėnesių. Minimum. 3-5 mėnesiai. Tai tas laiko diapazonas, kada jau išėjo visas negatyvas ir procesas yra pradėtas. Va. Daug kas galvoja, kad be provokacijos moteris neišeis iš ignoro, bet tai labai, labai klaidinga. Ignoro rezultatas nepriklauso nuo provokacijos. Žiūrėkit, jeigu švytuoklė jau juda, jeigu ji jau pradėjo judėti, tai ji nesustos. O provokacijos, jos gali tik tai padidinti amplitudes, pagreitinti. Tiesiog pagreitinti procesą. Va šitos brūkštinės linijos, jos tiesiog didina pikų kiekį ir moteris gali iš ignoro anksčiau išeiti. Visose istorijose, kada buvo provokacijos ir moteris išėjo iš ignoro, ji būtų išėjus ir be provokacijų. Va kame reikalas. Bandyt kažkaip nesustojant ją provokuoti, kol ji dar visai nekaip į tave nereaguoja, va čia va pradžioje, beprasmis užsiėmimas. Aš net sakyčiau kenksmingas. Bet egzistuoja toks saugus variantas ir tuo pačiu efektyvus. Ką tu gali padaryti, jeigu, tau labai norisi ją paprovokuoti? Pirmus 5 mėnesius pilna izoliacija. Jeigu turi tokią galimybę, nieko nekelk, nieko nepostink, nieko nedaryk. Po 5 mėnesių viena, galbūt 2 nuotraukos apie tai, koks geras tavo gyvenimas. Ir aš čia neturiu minti, kad tau reikia kažkaip blefuoti, ten apsimetinėti. Įsikelk tiesiog savo nuotrauką. Gal gamtoj, gal mieste, gal kelioniai, jau kaip pats sugalvosi. Ir jeigu netyčia, nesulauktum jokių baksnojimų, po 8-10 mėnesių galima padaryti provokaciją, sukelti pavydą. Kažkur čia. Tai gali būti kažkokia merginų kompanija. Nereikia kelti nuotraukas, kaip tu laižaisi su pana. Tai gali būti tiesiog kompanija su merginom. Galbūt šalia tave stovi kokia moteris, jūs bendroji kompanija. Gal tiesiog kažkokią romantišką vietą nufotkinai. Kažkas panašaus. Viskas. Daugiau nieko daryti nereikia. Bet jeigu tau norisi pasižaisti, padaryk. Bet pasakysiu atvirai. Iš ignoro pas mane išėjo visas. O aš pats jokių provokacijų niekada netaikydavau. Jeigu aš turėjau naujus santykius kažkokius, tai turėjau, galėjau tuo pasidalinti, bet apie tai jau tuo metu visai negalvodavau. Tiesiog nuotrauką įkelt. Taip, esu taip daręs. Taip esu daręs, bet juk pats supranti, naujas nuotraukas visada smagu turėti. Jo labiau, kad tu galės įsidėti paskui į Tinderį. Todėl čia iškart 2 zuikius skaityk nušauni. Viskas super. Draugai, ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Tikiuosi, mano informacija jums bus naudinga. Primenu, kad nepamirštumėt paspausti like ir parašyti komentarą. Manau, dar padarysiu kokius 2 epizodus ignoro tema. Norisi šitą temą jau išnarplioti, išvystyti iki galo prieš ją uždarant. Kitam epizode pakalbėsim apie tai, kaip ir kada reiktų išleisti moterį iš ignoro. Ir kaip suprasti, kad moteris suprato savo klaidą ir bendravimą galima tęsti. Taip pat parašykit, kokios temos jūs domintų. Aš visada stengiuosi į tai atsižvelgti. Tikiuosi, šitas improvizacinis formatas jums patiko ir aš nebereikalo tas schemutės paišiau ir čia tą bokštą konstravau. Ačiū visiems ir iki kitų kartų.